Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Liepos mėnuo praėjo, kam jis geras, kam nelabai. Tačiau jis praėjo, gyvenimas tęsiasi ir atostogos baigėsi ir noriu atsakyti į tuos klausimus, kuriuos per tą laikotarpį gavau. Ir pirmas iš jų - Parko gatvė 2/12 vaikų žaidimo aikštelė buvo nugriauta. Liko tik sūpynės. Ar yra planų padaryti pilnavertę vaikų žaidimo aikštelę? Būtent taip ir yra. Tokie planai padaryti pilnavertę vaikų žaidimo aikštelę, kuri galėtų aptarnauti ne tik vieną kiemą, bet ir visus šitos namus, kurie buvo išvardinti. Todėl užsakytas yra projektas. Šiais metais tas projektas bus atliktas ir tada užsakysime ir įrengimo darbus. Autobusas iki UAB Intersurgical važiuoja tuščias. Ar pramoninės zonos įmonės finansiškai parems šį reisą, pirkdamos savo darbuotojams kelionių bilietus? Tikiuosi, kad tikrai taip ir visiškai nesutinku, kad jisai važiuoja tuščias. Gal kažkuriuo pagal tam tikrą grafiką ir nėra jisai populiarus, tačiau tam ir paleidome tą autobusą, kad sužinotumėm, kada populiaru, kada reikia leisti, galbūt kažkurio tai vieno iš reisų iš vis atsisakysime, jeigu jisai tikrai nepopuliarus, ar jį pakoreguosime ir taps tada jisai jau populiarus ir žmonėms patogus. Tai dėl prisidėjimo, tai UAB Intersurgical ir dabar jau išpirkinėja virš 80 bilietų kiekvieną mėnesį, todėl tai prisidėjimas yra ir tikiuosi, kad kitos įmonės, kurioms taps patogus šis reisas, taip pat prisidės ir tai bus finansiškai lengviau. Mano sodo sklypas, Sodų bendrijoje Pavasaris, yra šalia šiukšlių surinkimo aikštelės. Jau savaitę laiko niekas neišveža šiukšlių, sklinda nemalonus kvapas, nors dujokaukę naudok. Koks yra šiukšlių išvežimo grafikas, kas atsakingas už šiukšlių išvežimo grafiko vykdymą? Už šiukšlių išvežimo grafiko vykdymą atsakingas Visagino būstas kaip buitinių atliekų vežėjas. Jisai tą ir daro, kadangi klausimas buvo užduotas dar Liepos mėnesį, tai tikiuosi, kad viskas jau yra sutvarkyta ir kad nepasikartos tokie, sakykime, sutrikimai, kada nevykdomas grafikas. Ar žinote apie problemišką Sodų bendrijos sklypą, kuris yra užverstas šiukšlėmis? Kalbama, kad jo savininkas mirė, kas turėtų išvalyti šį sklypą. Taip, tikrai gerai žinau, ne vieną kartą esu buvęs šalia to sklypo. Tikrai tiesa, jis yra užverstas šiukšlėmis. Taip pat tiesa, kad šeimininkas tikrai mirė ir dabar ieškomi, kas paveldės tą sklypą. Ir tada paveldėtojai apsireikš, tai aišku, paveldėtojai turės ir sutvarkyti šitą sąvartyną, kitaip nepavadinsi. Jeigu tokių neatsiras, tai Sodų bendrija turėtų kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą dėl bešeimininkio sklypo ir vykdyti jau tuos nurodymus, kurie bus jiems duoti. Jeigu taip atsitiks, kad nebus kam, nu kągi, visi bendrai kažkaip prisidėsime ir sutvarkysime tą sklypą. Kodėl vaikai maudosi fontane, kai jis veikia, juk tai yra nesaugu? Tikrai taip, tai yra nesaugu ir matyt, ne vaikų reikėtų klausti, kodėl jie maudosi, o tų, kurie prižiūri tuos vaikus. Ar tai būtų seneliai, ar tai būtų mamytė su tėveliais, vadinasi, kažkas jiems leidžia. Tai tikrai tai yra nesaugu ir visų pirma, tai nesaugu patiems vaikams, jie gali susižeisti, gali fontano srovė tikrai juos sužeisti. Todėl, jeigu matote, kad taip vyksta, sudrausminkite ir, aišku, perspėkite ir tuos pačius žmonės, kurie juos prižiūri. Policininko prie kiekvieno kampo nepastatysime.
Ar galima uždrausti užsakinėti muziką fontane bent kelioms valandoms dienos metu? Pavargau kasdien klausytis to paties. Manome, kad fontano eksploatavimo metu viršijamos triukšmo normos, kas turėtų tai patikrinti. Na, projektas buvo patikrintas, patvirtintas ir išbandytas ir valstybinė komisija priėmė, todėl dėl garso normų nesutikčiau, kad jos yra viršijamos. Tačiau suprantu, kad galbūt ir trukdo kažkiek tą muziką, todėl vakarinėmis valandomis nuo 19 iki 22 nutarėme, kad fontano garsas būtų sumažintas 50%. Mes Taikos prospekto 34, 36, 40 namų gyventojai jau antrą vasarą gyvenome be suoliukų prie laiptinių. Ar planuojama įrengti suoliukus, jei tai kada? Taip pačiu artimiausiu metu, nes vyko rekonstrukcija kiemų, rangovas darbus baigė, suoliukai yra, todėl suoliukai taip pat bus pastatyti. Ar galima uždrausti kiemuose presuoti šiukšles? Po šiukšlių presavimo atsiranda didelė nemaloniai kvepianti bala. Uždrausti, manau, kad tai būtų neracionalu, nes tikrai stipriai užaugtų kaštai išvežimo. Įsivaizduokime, jeigu šiukšliavežė paimtų keletą vietų šiukšlės, po to išvažiuotų kažkur, tai ten presuotų, po to vėl grįžtų, kiek reikėtų papildomų kuro sąnaudų ir taip toliau. Žinau problemą, tai buvo gedimas automobilio, dabar tas gedimas yra pašalintas, labai tikiuosi, kad tokios balos nebesusidarys. Kas turėtų šienauti žolę prie nebaigto statyti namo, Taikos prospektas ir Statybininkų gatvės kampe, šalia Sugardo. Ten visada didelis žmonių srautas, o žolė iki juosmens. Šis žemės sklypas priklauso asmenims, privatiems asmenims, kaip ir pats pastatas, ir jie yra įspėti ir tikiuosi, kad ne tik, kad privalo šienauti, bet ir šienaus tai. Kada pradės veikti nauja autobusų stotis? Taigi, autobusų stotis kaip pastatas jau yra pilnai pastatytas ir valstybinė komisija pasirašiusi, kad statybos yra baigtos, tačiau dėl to, kad negalima buvo pirkti pagal taisyklės ir baldų, ir visos statybos kartu, baldai buvo nupirkti atskirai tada, kada jau buvo galima išsimatuoti kiekvieną kampą, kiekvieną apdailos dalyką, tada, kada jau ji buvo pastatyta. Todėl yra nupirkti baldai, jeigu rangovas gaminantis baldus nepaves, tai ir išlaikys savo žodį, yra pasakyta, iki rugsėjo pabaigos baldai atsiras ir tada jau tikrai pradės veikti pilnai autobusų stotis. Na va, visi klausimai, kurie buvo gauti atsakyti, tikiuosi, kad atsakiau į juos aiškiai. Visiškai prieš neseniai vyko mūsų miesto šventė ir tikrai buvo labai džiugu matyti tiek daug žmonių, tiek daug atvažiavusių svečių, tiek daug grįžusių visaginiečių, galbūt tik patostogauti, kurie gyvena kituose miestuose, bet jautėsi tokia bendrystė, jautėsi gera nuotaika ir jeigu taip ir toliau darysime, viskas pas mus bus gerai.